Labai patinka man visgi stebėt žmones ir kavinėse stebiu, a, gimtadieniuose stebiu ir iš savo klientų labai matau, kad, šiais laikais žmogus tiek skraido ore, jisai tiek turi tos, a, oro stichijos, kad jisai nejaučia žemės po kojom, jam sunku įsižemint ir dėl to labai sunku irgi, susiorientuot, koks yra jo gyvenimas. Ir aišku, dėl ko taip yra, nes anksčiau žmonės mažai praleisdavo laiko, prie televizoriaus, su telefonais, su programėlėm visokiom. Jie neskrolino, pinigai buvo materialūs ir buvo daugiau tokio materialaus gyvenimo. Šiais laikais yra viskas virtualu, žinios virtualios, pinigai virtualūs, dažnai darbas net virtualus, nes dažnai būna, kad dirbama su kompiuteriu, su programom, kad jau labai mažai lieka popieriaus, rašiklio ir toksai kaip žmogus patapo atitrauktas nuo žemės, kaip išrautas su šaknim ir jisai nesiorientuoja. Jam sunku pamatyti aplamai, kokioj realybėj jisai yra. Jam sunku susivokt, nes jisai prarado savo net jautrumą, jutiminį net gebėjimą. Ir dažnai net bendrauju su žmonėm, konsultuoju ir tikrai matau, kad jie tiesiog gyvena iliuzijoj, skraido padebesiais ir nesuvokia nei savęs, tuo labiau nesuvokia kito. Ir pirmas dalykas tai būna, kad reikia įsižemint. Įsižemint tai reiškia kažką sąveiką su materialiais dalykais. Ir kuo toliau, tu iš tikrųjų aš matau, kad ir vaikai, kodėl neįmanoma susišnekėt, nes dabar vaikai aplamai jie pakabinti ore, mokymai su kompiuteriu, pinigų jie nemato, tėvų nemato, nes tėvai išeina iš ryto į darbą ir pareina. Vaikai nemato, kaip tėvai dirba ir jiems atrodo, kad ten tiesiog tokia kaip stebuklas kažkur. Išėjo, grįžo ir viskas. Nes anksčiau tai prie žemės dirbdavo senais laikais ir vaikai matydavo, ką tėvai dirba, kaip dirba, kartu kažką dirbdavo, net namus tvarkydavo. O dabar net tikrai jau mada, nežinau, ar poreikis, ar mada, kad net ir namų tvarkytojas paima, sumoka, naudojasi tom paslaugom ir vaikas net įsivaizduoja, tai išeina į mokyklą, pareina, namai jau švaros. Jie visiškai nemato materialaus gyvenimo. Maistas užsakytas, pusfabrikačiai pagaminti. Ir tai yra tikrai tragedija, nes net ir moteris jau nebegamina. Ir vyrai mažai gamina. Tai vaikai nemato aplamai ir neturi sąlyčio su fiziniu kontaktu, su fiziniu pasauliu. O mes esam visgi gimę šitam kūne ir mes turim turėti materialų pagrindą kažkokį. Ir dėja iš tikrųjų dokumentai visokie elektroniniai. O kodėl? Nes mes negalim jų pačiupinėt. Ir žmogus tiesiog net atrodo yra, bet nėra. Atrodo, aš turiu kažką, bet kartu ir neturiu. Ir tas būtent materialus sąlytis, jis tiek svarbus žmogui, kad jisai susivoktų savo realybėj. Ir dabar net pasižiūrėkit, net jau maži vaikai nenori vaikščiot basi žeme. Ir jau net pliažuose visur jau vaikšto žmonės su šlepetėm, su batais. Jau retas žmogus nori basom vaikščiot per žolę. Tai iš tikrųjų tas pakibimas ore yra labai nenaudingas. Nes žmogus tikrai atitrūksta nuo savo realybės ir kartais labai sunku jį vėl sugrąžinti tenai. Reikia labai daug pastangų,
nes pats žmogus nesuvokia šito dalyko. Tai net galiu jums kaip pavyzdį, bandykit, kad kaip susigrąžint, kad pasižiūrėkit, išvardinkit patys sau, ką matot, kokios spalvos matot. Paimkit pavyzdžiui, nežinau, kaip pavyzdį, taip, turiu lėktuvėlį vaikišką, kad pasižiūrėt, o koks jisai, užsimerkti, pačiupinėti, ten aštrus kampai, čia ratukai sukasi, ten dar kažkas, kokios spalvos, pauostėt, kokio kvapo, net palaižyt galima, o kokio skonio, galbūt ten vaikas žaidė nežinau, su kažkom rūgštus kažkoks skonis ar dar kažką. Bandykit grįžt prie to materialaus gyvenimo ir tik tai taip, kad liest, uostyt, mes turim 5 pojūčius. Klausyt, ir čia irgi barška kažkas. Vystykit tuos 5 būtent materialius pojūčius. Matyt, girdėt, uostyt, skonį jaust ir taktilinis. Glostyt, laikyti, jausti būtent fiziškai, kaip viskas. Ir tada, kai jūs jaučiat tą fizinį kontaktą su savim, su pasauliu, tai yra daug lengviau tada ir psichologiškai sugrįžt į normalias vėžes, iš padebesių, iš dangaus nusileist ant žemės. Ir tada lengviau matyt, o kas ne taip mano gyvenime, o ko aš noriu gyvenime. Tai tikrai naudokit paprastą techniką, galit bet kur. Bevažiuojant į darbą su mašina, su autobusu, kelioniai, sėdint prie darbo, bet kur, jūs tiesiog visada turit kažką po ranka. Naudokit šitą techniką tam, kad tiesiog, kad jaust, kad jūs esat gyvi.